Sveiki visi, aš šiandien filmuoju tokį video, kaip ir, jis vadinsis laikas į baseiną. Aš kaip einu į baseino stovyklą, tai vat, dėl to aš ir galvoju, padarysiu geriau video. Na, taip dabar aš susidėsiu tą šį kuprinę, kuprinę. Aš ten daiktus, kuriuo man reikia į baseiną ir susitiksiu po akimirkos. Na tai, kai aš jau atėjau, dar nesusidėjau, bet atėjau prie tašę. Pasivadžiau. Aš čia viską dabar susimetus taip. Tai dabar viską susidėsiu. Jūs gal nematysit, kaip aš čia dedus, bet vis tiek. Taip, reikia susidėti rankšluosčius. Dabiškai šlapias kampas. Nesvarbu. Tiek. Jau beveik pusė. Man reikia ten būti 59 kažkur, man čia tas baseinas beveik kieme. Tai nuėsiu prie. Tai kažkur, tai. O dabar yra kažkur apie pusę. Spėsiu. Aš jau prieškai pavalgiau viską. Aišku, dar nelabai. Vienu žodžiu. Antras rankšluostis. Suprantate, reikia 2 rankšluosčių, nes yra 2 kartus einam maudytis. 1 valandą pasimaudom, iki 10 tada einam pavalgom, einam lauką arba sporto salė, ten pabūnam viską, tada pasportuojam, dar kažką pažaidžiam, tada einam vėl maudytis į baseiną. Tai va, tai dėl to 2 rankšluosčių. Iki 2 maudomukų, bet tai aš jau vieną užsidėjau. O, užsidėjau jau vieną. Tai gerai. Aš gal dar tave perlenksiu. Atleiskit, kad mano biškį veidą nesimato. Aš kaip padarysiu. Geriau. Nežinau, gal labai čia jūs nesupykot, kad mano veidą nesimato. Aš jau lygiai savaitę jau šiandien 10 dienų, 25 dienos ėjau. Šiandien 6. Gerai. Vanduo. Sėdėk. Čia į kraštą, jeigu kas reikėtų atsigerti po to baseiną. Žinot. Įdomu, kad dar vienas biškį vaikiškas. Nesvarbu. Gerai. Bus. Jis ta šlapis biškį. Na, suprantu. Oi. Gerai, čia dar akimis ir kad reikia susidėti. Akiniai, kepurė, karvėlė. Iš tikrųjų, gal jums čia nėra labai įdomu žiūrėti, kaip aš įdeduosiu viską. Jau biškai baiginėjau. Aš jau čia. Štai susidėjau akinius. Dabar reikia susidėti čia kepurę. Ai, čia buvo jau atsakta.
tokia kepurė yra. Tokia spalvota. Va. Kas. Kam per pusę, tai darome tam. Kam per pusę. Išplėčiam jį. Laikom ir dedam kepurę. Aišku, man ten sunku yra taip susidėti gražiai. Labai sunku. Man niekada nepavyksta. Visą jau būna kažkaip susikumpakšė. Kaip čia pasakius. 6 minutės filmuoju. Ir vien tik neveiklinti kaip deduos. Na, aišku, tam iškir kalbėjau. Ten kas per video, taip toliau. Na, aišku, aš dabar biškai nelabai turiu ką sakyti. Na, nors turiu. Vėl tą pačią dalį pasakysiu, kad aš darysiu užtačių video. Tai rašykit. Labai prašau. Palaukit. Atsiprašau. Labai prašau rašykit į komentarus mano užduotis, kurias reikės atlikti. Aš kai kurių gali ir netliksiu, ar neturėsiu kokio produkto, ar dar kažkas. Bus tiesiog gali ir netliksiu. Gali būt, kad ir netliksiu. Tai labai prašau, be ignoro. Neignoruokit manęs, rašykit komentarus. Labai noriu kažką nufilmuoti. Pavyzdžiui, aš labai noriu nufilmuoti užduočių video, bet nieks nerašo į komentarus su kokiu užduočių mes tai būtų. Arba, pavyzdžiui, informacija. Kad ten siūlykit, kokius man reikia video, kokius video, kur man kurti. Atsiprašau, nieko. Tiesiog vieną pakomentavo į viskas. Atleisk, ten Dovilės vlogai. Čia irgi Dovilė. Atleisk Dovilės vlogai. Čia jinai pakomentavo, atleisk, kad dar nesakūčiau tavo video, kurio tu paprašai ir sakiau, kad padarysiu. Tiesiog nelabai kada turėjau laiko. Taip, žinoma, visi kada išeina lauką. Bet taip tai tėvai būna, kaip būt tėvai. Ir aš filmuoju video. Kažkaip aš būnu kambarį, pavyzdžiui, aš filmuoju. Ir eina kažkas. Labai nervuoti, kaip aš būsiu viena, tai tada ir žinau, kad kursiu. Tai jau dabar pasitaikė tokia proga, kaip esu viena. Oi, jau lygiai pusė. Tokia proga, kaip esu viena, tai ir nufilmavau. Taigi aš jau susidėjau. Pasakau, kad čia taip šiaip lygiai susidėti. Svarbu. Aš tuoj sugrįšiu. Kad aš tuoj sugrįšiu. Va, jau grįžau. Taip bišką kamerą pasikeitė. Kažkaip ne ta vieta. Na, žodžiu. Tai susidėkim. Ir palauk susidėk, grįžau, mes jau po pusė. Po kokias 32. 8:32. Kokias. Susidėt šlepetes, kroksus ir toliau. Guminės šlepetės. Susidėkim. Gerai. Susidėkim čia. Taip. Va. Toliau yra viskas sudėta. Taip. Kempinė ir mūsas. Na, aš turiu išvažiuoti. Vis tiek reikia laukti.
kalkių. Čia maišas šlapiems, visokiams galvočiams valkalams susidėti. Na, kaip ir viskas, aš tai parodysiu. Kaip čia viskas atrodo. Atsiprašau. Va čia taip. Čia va. Tai šiandien taip toliau. Va. Gerai. Viskas gerai, aš turiu nosimus. Viskas gerai. Užsitraukime šitą. Kad tam skyrelį. Ai, ne, tam pačiu. Dar skyrelį. Reikia įsidėti raktus. Aš nerodysiu, kokie tai raktai. Nerodysiu, palauk, kad reikia geriau pasistatyti. Kad nematysit manęs. Kad matytumėt jūs tą tašį. Gal manęs nematysit. Gerai. Gerai. Oi, atsiprašau. Tuoj, palauk. Tarkyti reikia. Taip, nestoju. Gal, kad pabandysiu pastatyti. Nu, kažką iš čia matau. Šitą šias kampuką. Tiesiog šitą skiriau galima užsitraukti. Va. Mano tašė. O. Pati save sėdu. Tai va. Štai dabar biškų pasiklausau. Nu, kad biškų kažką matot. Nelabai ką iš čia matot. Rimtai. Nelabai ką čia matot. Bet kažką matot. Įsiklausiu lovą. Tuoj viską matysiu. Puikiai. Matote kalną. Štai pasiklojau. Na, tai aš nebežinau, ką man daryti, nes aš ir savo tiek daug laiko žaidžiu, arba su telefonu, arba skaitau knygą. Vienu žodžiu, tai ką jau jums šiandien įdomu žiūrėti, pažaidžiu, arba skaitau. Na, čia ir baigsiu tą video, ir tai aš galiu filmuoti ne ilgiau nei 15 minučių, vien dėl to, kad jis kitaip neįsikeli YouTube, reikia ten kažką didesnė versija atsisiųsti, ar kaip ten. Aš per telefoną, nežinot, aš per telefoną filmuoju. Tai, vat. Ir, na, prašau. Ai, kaip sakiau, būtinai rašykit užduotis, nes aš nežinau. Aš taip noriu, bet niekas nerašo. Tai tą, kaip sakau, pasižiūrėkit informaciją, ten parašykit. Pasižiūrėkit tokią vidinę informaciją ir kad ten pamatysit irgi rašykit, ten tik vienas žmogus, Dovilės vlogai, parašė, kokį video man filmuoti. Nu tai prašau, laikinkit, komentuokit, prenumeruokit. Ir iki kitos susitikimo. Iki.